Pirmoji kronikų knyga, 8 skyrius. Benjamino pirmagimis buvo Bela, kiti Ašbelis, Achrachas, Noha ir Rafa. Belos palikuonys: Adaras, Gera, Abihudas, Abišuva, Naamanas, Ahoachas, Gera, Šefufanas ir Huramas. Ehudo palikuonis buvo Gebos gyventojai, šeimų vadai. Jie buvo ištremti į Manahatą. Naamanas, Ahija ir Gera, kuris juos perkelė, buvo Uzos ir Ahihudo tėvas. Šaharaimas susilaukė sūnų Moabo krašte, atleidęs savo žmonas Hušimą ir Baarą. Jis vedė Hodešą ir susilaukė 7 sūnų: Jobabo, Cibijos, Mešos, Malkamo, Jeuco, Sachijos ir Mirmos. Šitie jo sūnūs buvo šeimų vadai. Su Hušima jis turėjo Abitubą ir Elpaalą. Elpaalo sūnūs: Eberas, Mišamas ir Šemedas, kuris pastatė Onojo ir Lodo miestus bei jų miestelius. Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų šeimų vadai. Jie privertė pasitraukti Gato gyventojus. Berijos sūnūs: Achjojas, Šašakas, Jeremotas, Zebadija, Aradas, Ederas, Mykolas, Išpa ir Joha. Elpaalo sūnūs: Zebadija, Mešulamas, Hiskis, Heberas, Išmerajas, Izlija ir Jobabas. Šimio sūnūs: Jekimas, Zichris, Zabdis, Elenajas, Ciletajas, Elielis, Adaja, Beraja ir Šimratas. Šašako sūnūs: Išpanas, Eberas, Elielis, Abdonas, Zichris, Hananas, Hananija, Elamas, Antotija, Ivdėja ir Penuelis. Jerohamo sūnūs: Šamšerajas, Šaharija, Atalija, Jarešija, Elija ir Zichris. Šitie buvo šeimų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje. Gibeone gyveno Gibeono tėvas su žmona Maaka. Jų pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti Cūras, Kišas, Baalas, Nadabas, Gedoras, Achjojas ir Zecheris. Miklotui gimė Šima. Jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje. Neras buvo Kišo tėvas, Kišas Sauliaus, Saulius Jehonatano, Malkišūvos, Abinadabo ir Ešbalo tėvas. Jehonatano sūnus buvo Merib-Baalas, o Merib-Baalo sūnus Michėjas. Michėjo sūnus: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas. Ahazas buvo Jehoados tėvas. Jehoada Alemeto, Azmaveto ir Zimrio. Zimris Mocos. Moca buvo Binėjos tėvas. Binėja Rafos. Rafa Eleasos, o Eleasa Acelio. Acelis turėjo 6 sūnus: Azrikamą, Bochruvą, Izmaelį, Šariją, Abdiją ir Hananą. Jo brolio Ešeko sūnus: pirmagimis Ulamas, kiti Jeušas ir Elifeletas. Ulamo sūnus buvo narsūs kariai ir geri šauliai.
Ulamas turėjo 150 palikuonių, sūnų ir anūkų. Visi šie yra Benjamino sūnūs.